Ekstremalas iš Norvegijos vidurio Kinijoje virš gilaus tarpeklio atliko rizikingus triukus, pranešė valstybinė žiniasklaida. Eskilas Roningsbakenas ant Aidžai tilto kabančio 330 metrų aukštyje centrinės Hunano provincijos kanjone pademonstravo virtinę pavojingų pozų. Iš pradžių jis iškėlė savo kūną virš skirtingai sustatytų kėdžių ir įskėtė savo kojas. Po to jis užlipo ant stulpo pritaisyto prie tilto ir be jokių apsaugos priemonių laikė nuo krašto ištiestą kūną. Jis taip pat balansavo ant trapecijos, kuri kabėjo nuo karšto oro baliono, o atlikdamas paskutinį triuką netgi ir išėjo akių raištį. Vyras sakė, kad šeštadienio pasirodymui trukdė vėjas. Taip, karšto oro balionui toks vėjas yra per stiprus. Matote, kaip gana stipriai plevėsuoja vėliava. Oro balionui būtų idealu, jeigu ji visai nejudėtų. Kadangi nebuvome prisirišę prie žemės, daug kartų supomės tai pirmyn, tai atgal, tai pirmyn, tai atgal. Tačiau jei būtume skridę laisvai, būtų pavykę kur kas geriau. Šis norvegas panašius akrobatinius triukus yra atlikęs daugelyje mirtinai pavojingų pasaulio vietų. Tarp jų buvo ir triukas, kai jis ėjo lynu ištiestų tarp dviejų karšto oro balionų.